Jūs žiūrite ne tik TV. Šiandien mes svečiuojamės pas Rūtą namuose ir mūsų laidoje pusryčiai su Rūta Lukaševičiūtė. Tai yra kažkoks išskirtinis įvykis, aš jums pasakysiu, aš valgyti tai negaminu. Mama jau seniai skambina, sako, tu Rūta kažkam pusryčius gaminėti, sako, matyt, nori ką nors nunuodyti. Kadangi aš valgyti visai nemėgstu daryti ir neturiu tam laiko, tai, ką aš vakar pamačiau vienam restorane, tokiam, kaip man patiko. Tai dabar gaminsi man restoraninį maistą. Oi, kaip pasakė, tokį, žinai, Ne? Lukaševičiūtė vis tiek bus kitoks negu kad visi. Ai, ne, dabar nepjaustysiu, palauk, šitą reikia gražiai supjaustyti. Nu, žodžiu. Papasakok, Rūta, ką veikia gyvenimą šiuo metu. Įsirenginėjau butą, aš tai neturiu pjaustymo lentelės, gal galite pagelbėti kas nors. Ne, nu tai surasime mes čia ką nors ant kom. Pjaustymo lėkštelę. Lėkštelės, nu, kažkaip taip. Pjaustymo kažką, rasim? Jo. Taip, gal galim Skanu, ne? panaudoti. Nu, tai aišku, kad skanu. Antonai, kaip tu dar manim gali supranti šitą gebėjoti. Palauk, dabar pabandysiu kažkaip. Čia gražiau perpjauti. Iš tikrųjų, tai labai daug laiko, jeigu rimtai skiriu, taip, tikrai kūrybai ir asmeniniai, ir kitų, nes rašau daugam labai eilės. Dabar dainos konkursas artėja, tai, sakiau, būsiu rekordinė rašytoja tekstų, kokius 4 jau supyliau. Po Lietuvą dabar važinėjom su Tinos Turner dainų programa. Girdėjau, kad jau netrukus bus pristatymas to projekto. Šampano bare Vilniuje 27 dieną, ketvirtadienį ir po to galbūt penktadienį Kaune. Tu gal gamindama dainuoji kartais? O ką čia? Ne? Ką jums čia padainuojam? Aš parašiau apie lietuvius vyrus. Tai ten toks yra, pavyzdžiui, priedanis. Vyrų daug mačiau Kėdainius, paauglių smagių, sutikau Šiauliuos, bet ne vienas nepatiko. Gal per ilgai rinkaus, per ilgai dėlsiau, taip sukasi pasaulis, o aš vis dar ieškau meilės. Sakau, rauna mano stogą. Tai čia lietuviška Tina Turner buvo, vis tiek jinai nedainuotų niekad lietuviškai, tai žinot, kažkaip reikia suktis iš padėties. Daug kas sako, ai, ta Lukaševičiūtė, nu tai kurgi jinai, iš kur jinai rašyti, pavyzdžiui, moka apskritai. Aš jau rašiau mokykloj. Rašiau rašinėlius, jo, net nuo 1 klasės. Čia, žinau, mano visas gyvenimas bendras nesusipratimas, bet labai smagus, žinokit. Apie rutiną labai smagiai pasakei. Mane, kai aš dalyvavau tarptautiniam dainų konkurse Italijoje, mane vietoj Rūtos jie vadindavo Rutina. Rutina. Nes aš buvau Tina. Net nebežinau, ką paklausti tą progą. Net apakote, kolegė, manau. Tai va, pusryčiai su Rūta Lukaševičiūtė labai greiti, skanus ir gražiai atrodantis. Galima ant stalo eiti. Sveiki beje irgi. Taip, labai sveiki. Štai tokie buvo pusryčiai su Rūta Lukaševičiūtė, dainininkė, žurnalistė, tekstų rašytoja, Tina Turner. Nevardink tiek daug, kad taip pat pagalvosiu, nejaugi visą tai darau aš. Tokie buvo nuostabūs pusryčiai. Jūs žiūrite ne tik TV, iki pasimatymo.